užlieja ramybės vandenynas. Pasiduodame jo tėkmei, paleidžiame bet kokį pasipriešinimą. Aš paprastas žmogus, tik noriu džiaugtis vasarą. O tu jogos mokytoja, tu praktikuoji vipasaną. Įkvepiam, Bendraujam online iškvepiam, kartą per mėnesį. Keliam energijas, bandom sutelkti dėmesį. O tavo naujas pomėgis, jo nugalinimas. O kas tai iš viso yra? Pasak Džidži Guru, tvarių santykių pagrindas. Aš su viskuo sutinku ir aš verkiu tau prie kojų, nes mano či energija nori būti realizuojama. Ir kągi man daryti, kai tu taip atrodai? Vau, seniu, kaip jinai atrodo. Sakai, kad rūbai tave varžo, kad tau patinka būti nuogai. Jaučiame meilę. Mane varo į neviltį šie susilaikymo mėnesiai. Leidžiame viską Juk apatiniam diskui būti. taip nori įsidės. Bet jau kitą savaitę tu sugrįžti iš Balio. Aš nežinau, ko man tikėtis. Mane apėmusi panika. Sakai, gali mane vadinti Om Namah Shivaya, nors prieš išvažiuodama iš Troškūnų tu buvai tik gintarė. Gintarė, ką čia sugalvojai? Kągi man užteks, aš sugrįžtu pas buvusį. Pas Birutę. Tai pasiilgau kavos ir cigaretės pusryčiams. O tau miško terapija, ten viską keičiančios patirtys. Prie mėlyno lotoso arbatos manifestuosi ateitį. Aš paprastas žmogus, tik noriu džiaugtis vasarą. Aš paprastas žmogus, tik noriu džiaugtis vasarą. Dėmesį užlaikome ties apatinę šakninę čakrą. Pajaučiame, kaip ji prisipildo gyvybinės či energijos. Nesipriešiname, leidžiame viskam būti.